Šiandien apie tai, kad visi padarome klaidas, bet niekada nevėlu pasitaisyti. Tad 24 diena mūsų gavėnios kelionėje ir šiandien noriu su tavimi pasidalinti 2 skaitinius. Pirmasis skaitinys yra iš Šventosios Evangelijos pagal Luką 22 skyriaus. Suėmę Jėzų, jie nusivedė jį ir atvedė į vyriausiojo kunigo rūmus. Petras sekė iš tolo. Kiemo viduryje žmonės sukūrė ugnį ir susėdo ratu. Petras atsisėdo kartu. Viena tarnaitė pamačiusi jį sėdinti prieš šviesą, įsižiūrėjo ir pasakė, ir šitas buvo kartu su juo. Bet jis išsigynė, moterie, nepažįstu jo. Netrukus kažkas kitas jį pamatęs tarė, ir tu esi iš jų. Petras atkirto, ką tu, žmogau, tik jau ne aš. Maždaug po valandos dar kažin kas ėmė atkakliai tvirtinti. Tikrai šitas buvo su juo, juk jis galilėjietis. Petras atsakė, žmogau, aš nesuprantu, ką tu sakai. Ir tu jau pat dar jam kalbant pragydo gaidys. Tuomet viešpats atsigręžė ir pažvelgė į Petrą. Petras atsiminė jam pasakytą viešpatės žodį. Dar gaidžiui nepragydus, šiandien tu 3 kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir karčiai pravirko. Reiškia, Petras, būdamas apaštalas, tiek laiko praleidęs su Jėzumi ir sakęs, kad aš pasiruošęs dėl tavęs mirti, išsigina jo 3 kartus. Klaida, taip? Bet tada antras skaitinys iš Šventosios Evangelijos pagal Joną 21 skyriaus. Jau po to, kai Jėzus prisikelia iš numirusių, papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir 3 kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus 3 kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. 3 kartus išsigynė ir 3 kartus jo paklausė, ar tu mane myli. Reiškia, jeigu net ir Petras gali padaryti klaidų, būdamas toksai šventasis, reiškia, ir mes tikriausiai padarysime klaidų. Bet nevėlu pasitaisyti, nevėlu pasikeisti, nevėlu priimti geresnius sprendimus. Kaip kažkas yra pasakęs, klaidas daryti nėra blogai, bet reikia iš jų pasimokyti. Nes jeigu darysime tas pačias klaidas, tuos pačius dalykus vėl ir tikėsimės kitokio gyvenimo, tai yra pirmas beprotybės ženklas, taip? Reiškia, kad mūsų gyvenimas pasikeistų, mes turime pasikeisti. Tad toks patarimas šį rytą.